Labas vakaras. Pirmadienis laikrodžio rodiklė ties 8:30, tad TV3 eteryje metas laidos Gyvenimas yra gražus istorijoms. Vardan meilės egiptiečiai Ihabui Ramunė Lietuvoje paliko verslą, vyrą, dukrą ir net priėmė islamą. Tačiau po 8 metų jis sprunka nuo arabo. Jiem reikalingos viso pasaulio moteris. Ramunės istorija sujaudins visą Lietuvą. Kokią tiesą pagaliau ji ryžtasi atskleisti dukrai? Jinai supras, vis tiek vieną dieną mes susitiksim. Visiems nekartą teko girdėti istorijų, kaip už užsieniečių ištekėjusios moteris vietoj žadėtų aukso kalnų ir meilės patiria terorą bei prievartą. Dažniausiai apie savo išgyvenimus jos prabyla tuo met, kai sutuoktinis pagrobia vaikus ir prireikia pagalbos. Tačiau šįsyk iš saulėtojo Egipto parvežėme kiek kitokią istoriją. Mūsų heroję Ramunę drąsiai galima vadinti lietuviškąją Ana Kareniną. Tai ir kalbėti viešai jis sutiko tik todėl, kad tiesą pagaliau sužinotų daugybę metų nematyta Lietuvoje gyvenanti jos dukra. Lankydamiesi Egipte dauguma turistų mėgaujasi nuostabaus grožio Raudonąją jūrą, gyvena prabangiuose viešbučiuose ir aplanko garsiasias piramides bei Sfinksą. Tačiau čia apsigyvenusios lietuvės pažįsta visai kitokį saulėtosios šalies veidą. Atokiau nuo viešbučių vietinių gyvenamosiuose rajonuose toli gražu ne taip švaru ir gražu. Europiečio akis bado nebaigtos grandiozinės statybos, apšepę namai ir užkalti jų langai. Turguje, kur dažniausiai apsiperkama tvyro sunkiai pakeliamas dvokas. Šalia nuostabaus skonio vaisių ir daržovių parduodami gyvuliai, kuriuos mokėjus pinigus čia pat paskerdžia ir išdarinėja. Kone kiekviename žingsnyje prekeiviai taikosi apgauti ir jeigu jiems tai pavyksta, dėl žioplumo gali kaltinti tik save. Ko gero, vieninteliai dalykai, kurie nesiskiria turistėms ir čia gyvenančioms užsienietėms – jūra, saulė ir nepaprastas vyrų dėmesys, kuris žaibiškai apsuka galvą. Egiptiečiai vyrai moka prisivilioti moteris. Jiems tai puikiai sekasi, nuo mažens jie to mokosi. Jie galbūt jau gimsta mokėdami tai, nes mažiausias berniukas, 3 metų berniukas, žino, kad reikia pasakyti mamai, močiutei, kažkokiai atėjusiai tetai, kad jinai labai graži, kad jinai labai miela, kad jis labai džiaugiasi ją matydamas, mainais už tai gaudamas kažką. Tai yra strategija, kurią naudoja egiptiečiai. Bet ar tai ne apgaulė? Tai yra apgaulė, tai yra, sakykime, gražaus saldumyno įpakavimas. Ir nebūtinai tai, kas bus viduje, bus tikra. Tai gali būti labai kartu, tai gali labai skaudinti, tai gali apnuodinti jausmus ir net gyvenimą. Ramunė viename gražiausio Egipto kurortų Hurgadoje gyvena jau 7 metus ir žino absoliučiai viską apie tai, kaip arabai vilioja moteris. O dirbdama gide net pažįsta tas, kurios į Egiptą nuolat atvyksta ne va atostogauti, o iš tikrųjų aplankyti vadinamųjų mylimųjų. Antai vieno Seimo nario žmona dėl arabo taip pametusi galvą, kad į Hurgadą skraido kone 5 kart per metus. Taip pat elgėsi ir visuomenėje gerbiama verslininkė, kurios besišypsančios šalia sutuoktinio nuotraukas nuolat galima pamatyti glamūrinių žurnalų puslapiuose. Ką jie iš to gauna? Dalis gauna materialinę paramą, dalis pasinaudoja tuo tam, kad gautų bilietą į platų į pasaulį, išvykti iš Egipto, nes egiptiečiams tikrai labai sunku išvažiuoti iš Egipto. Dalis tiesiog susikuria ramų ir patogų gyvenimą moters sąskaitą, nes mylinti moteris atiduoda viską. Yra nemažai egiptiečių, kurie turi egiptietę žmoną ir dar po keletą užsieniečių. Aišku, jos viena apie kitą dažniausiai nežino. Jie naudojasi, kažkuriomis moterimis jie naudojasi kaip moterimis, kažkuriomis kaip tiesiog piniginė. Esu mačius ne vieną šeimą, kada yra egiptietė žmona ir dar kelios užsienietės, ar bent jau viena. Ir egiptietė žmona tai žino, bet jinai yra pastatoma prieš faktą. Vyras jai pasako, arba tu renkiesi šitokį gyvenimą,
ir mes gyvenam materialiai pusėtinai arba gerai, arba mes gyvensim už 500 egiptietiškų paundų į mėnesį, 250 litų. Manau, atėjo laikas pasakyti, kad mūsų herojė šią sistemą perkando ne šiaip sau. Ji pati buvo tapusi tokios dramos dalyve. Ramunę drąsiai galima būtų vadinti lietuviškąją 21 amžiaus Aną Kareniną. Tik kitaip nei literatūrinės herojės, jos gyvenimas pirmoje santuokoje nebuvo ramus ir viskuo aprūpint, važino su vaikinu, ištekėjo ir susilaukė dukters. Jauna šeima ėmėsi verslo, tad pinigų pakako, tačiau santykių sugriovė vyro išdavystė. Vyras pats dar man besilaukiant dukros įsižadėjo manęs, tiesiog manau, kad jam buvo patogu su manim. Kaip sakiau, aš toleruodavau tiek egiptietiško, tiek lietuviško vyro nuklydimus. Svarbiausia buvo pakelti dukrą. Tuo metu mano mama sirgo vėžiu, reikėjo jai padėti, sesuo išsiskyrus, vienu augino sūnų, reikėjo jai padėti. Aš neturėjau kada galvot apie save, aš tiesiog ėjau per gyvenimą ir bandžiau kažką daryti, bandžiau kažką iš jo išspausti. Aš negyvenau savo, aš net negyvenau. Aš bėgau. Ramunės vyras ne tik nuklysdavo į šalį, bet išgėręs nevengdavo pakelti prieš ją rankos, o neretai ir kojų. Neapsikentusi tokio gyvenimo moteris nutarė skirtis. Ir štai tuomet jos gyvenimas pasuko netikėta vaga. Kada pradėjau skyrybų procesą su vyru, atvažiavau atostogauti į Egiptą. Sugundė šitą šalį, sugundė iš karto. Turbūt daugeliu moterų taip atsitinka, kada atvažiuoja čia, kada gauna tą dėmesį, kurio negauna Lietuvoje ar bet kokioje kitoje šalyje Europos. Gyvenimas iškart pasirodo pasakiškas, būtent čia, ir norisi čia grįžti dar ir dar. Skyrybų procesas buvo ilgas ir sunkus. Norėdama kuo greičiau baigti formalumus ir tikėdama, kad išsprendus turtinius nesutarimus jį pagaliau išsivaduos, Ramunė vyrui paliko visą kartu užgyventą turtą. Verslą, namus, pinigus, išėjo tik su vienu lagaminu. Tačiau ne veltui sakoma, kad nė vienas geras darbas nelieka nenubaustas. Vyro klastos neįtarusios moters dosnumas tapo didžiausiu jos gyvenimo skausmu.